esate girdėję apie karmos taškus ir panašiai, taip sakant, jis skamba. Ir kai jis dažnai būna taip kartojamas, jisai kartais praranda vertę arba susidomėjimą. Bet aš iš visų temų jogos, kiek yra jų, ar ne, labiausiai vertinu šitą temą, nes jinai yra ir labai svarbi, ir labai gali padėti gyventi gyvenimą, atskleisti praktiškus aspektus ir pagerinti mūsų kasdieną. Mano vardas Darius, aš 7 metus užsiiminėju jogos praktikumus, prieš 4 metus baigiau jogos mokytojų kursus pas Gintarą Skadą ir nuo to laiko ir įvairiuose Vilniaus studijose vedu užsiėmimus periodiškai su pertraukom ir visokius ir įrašus, ir laivus darau. Šiandienos tema karmos tema, tai karma, pažodinis vertimas būtų veiksmas. Veiksmas, tai reiškia, dar yra toks supratimas, kad mes žemėje, kurioje gyvename, vadinama karma loka, tai reiškia, esam tokioje vietoje, kur veiksmas niekada nenutrūksta, net kai miegame, ar ne? Tai ir mūsų vyksta milijonai procesų organizme, kūne, sapnuose irgi mes kažką veikiame, būdraudami irgi visą laiką kažką veikiame. Net jeigu gulime lovoje, net jeigu yra statiška asana atliekame, tai vis tiek yra procesas. Tai toks būtų supratimas, kad karma tai yra veiksmas, o atlikdami veiksmą mes visada sukūrime pasekmes. Tai reiškia, neįmanoma, kad kažkoks veiksmas neduotų kažkokių pasekmių. Tai reiškia, dėl to ir vadinasi dar kitaip karma, kad tai yra priežasties pasekmės dėsnis, ar ne? Aš gan ilgai gilinausi ir analizavau, kodėl jis vadinasi priežasties pasekmės. Man net buvo nesuprantama, kodėl priežasties, ar ne? Kodėl ne veiksmo dėsnis, pavyzdžiui, ar ne? Reiškia, veiksmo ir pasekmės dėsnis. Kodėl priežasties ir pasekmės dėsnis? Todėl, kad iš tikrųjų reiškia veiksmo ir pasekmės dėsnis yra per siauras supratimas, nes būtent tą pasekmę nulėmė ne vien tik veiksmas, va tokį, kokį mes padarome, reiškia fiziškai, bet tai nulėmė ir mūsų mintys, motyvai ir ketinimai. Tai reiškia, jeigu 2 žmonės paaukojo kažkam 100 eurų, tai veiksmas atrodo tas pats, ar ne? Tačiau vienas paaukojo norėdamas iš širdies gero ir pagalbos, padėti, o kitas paaukojo tam, kad būtų pagirtas. Tai dėl to karmos šito apibrėžimo samprata ir turbūt platesnė, tai reiškia yra priežasties pasekmės dėsnis. Dabar lietuvių kalboje mes turime karmos dėsnio pavadinimo atitikmenų ir paprašysiu jūsų užbaigti frazę. Ką pasėsi, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Kaip šauksi, taip ir atsilieps, arba atsišauks, ar ne? Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi, ar ne? Na ir būtų galima dar daugiau pavyzdžių rasti, lazda turi 2 galus, ar ne? Eskimai, inuitų kalboje yra daug žodžių, kurie apibūdina sniegą, koks tai yra, ne? Geras sniegas rogėms, purus, ten toks, anoks, nes jie gyvena sniegynuose, ar ne, eskimai. Ir aš irgi taip pagalvojau, reiškia, mes turim gilias tradicijas ir gilų supratimą lietuviai apie karmos dėsnį, jeigu mes turime tiek daug pavadinimų apibūdinti karmai. Tai iš tikrųjų nuostabu. Ir mes iš esmės jau nuo vaikystės žinome tokius dalykus, ar ne, tą pavadinimą. Belieka tik tais išanalizuoti ir vadovautis šito principu. Dabar karma reiškia veiksmas kaip priežastis pasekmės dėsnis.
Ir kaip ir minėjau, kiekvieną veiksmą mes atlikdami sukūrėme kažkokias pasekmes. Kaip pavyzdį tokį palyginimui praktiškai labai galiu duoti, mes mėnesį dirbam. Tai reiškia yra kažkokius veiksmus darom, kokia pasekmė už mėnesio? Gaunam atlyginimą. Paprasta matematika, ar ne? Paprasta matematika. Taip ir kiekvieną veiksmą mes atlikdami kažką pasakėme, nežinome, kaip jis sureagavo žmogus. Ir galbūt dabar mums niekas nieko neatsakė. Bet galime išgirsti nemalonų žodį už savaitės, mėnesio, metų ar dar vėliau. Ir tai irgi vienas yra iš tokių labai svarbių niuansų, kad karma atsilieka laike. Ir mes dėl to savo praeities veiksmų dažnai nesusijėjame su šiandienos pasekmėmis. Kai aš supratau karmos dėsnį, iš karto išsivalė iš minčių ir iš proto pyktis, pavydas, pagieža, nes aš supratau, kodėl man kažkas ten įsivažiavo ar ne. Aš supratau, kodėl ten vaikystėje ten nepastebėjau, kad man ten kreivi dantys augo ar dar kažkas ar ne. Nes viską nulėmė, reiškia, mano praeities veiksmai, tiesiog aš jų neatsimenu, tai buvo labai seniai. Ir taip pat karma jinai persiduoda ne tik tais šiame gyvenime iš mūsų praeities veiksmų, bet iš gyvenimo į gyvenimą. Tai aišku, čia paliečiam dar vieną temą, reinkarnacijos temą, bet šiandien apie karmą labai kalbėsime. Taigi, yra toks dar dalykas, kad nėra atsitiktinumo. Mes galim matyti, kad yra labai daug neteisybės ar ne pasaulyje. Mes taip suprantame, kad kažkas yra nuskriaustas, o kažkas kažką gavo žveltui ar ne. Kažkaip neteisingai ar ne. Matom, kad kaimynai gyvena ar kiti žmonės gerai ar ne. Matom, kokius jie dirba tenais darbus arba veiksmus, kokius atlieka. Ir mums tai atrodo neteisingai kartais ar ne. Bet reikia suprasti, kad tai yra tiesiog grįžta grąža karmos praeities veiksmų. Ir ką noriu labai pabrėžti, kad nebūna neteisybių ir nebūna atsitiktinumų. Tokia mintis gali sukelti priešpriešų jūsų prote. Nes mes esame labai įpratę ir savo šeimos rate, ir draugų rate, ir darbovietėse kažką pakalbėti apie kitus ar ne. Ir kažką, reiškia, pateist truputėlį, kažką pakaltint, kažką pateisint. Bet iš tikrųjų tai, jeigu mes, žiūrim krepšinį, ar ne, ir kažkas meta baudas, esat matę, kaip meta baudas, ar ne, krepšinį. Tai reiškia, mes nesakom, atsitiktinai pataikė, atsitiktinai nepataikė, arba netyčia pataikė dvi baudas. Ta prasme, tai yra veiksmas ir atidirbtas veiksmas, ar ne, kaip pataiko. Kai būtent to veiksmo pasekmė yra, kai kamuolys įkrenta arba neįkrenta. Mes nesakom atsitiktinai neįmetė arba atsitiktinai neįkrito kamuolys. Mes sakom pataikė. Tai reiškia grinai jo veiksmo pasekmė. Pataiko arba nepataiko. Taip pat yra su įvairiais lūžimais kauliukais, ar ne, arba jeigu mestume monetą. Tai čia jau labai sunkiai, laba diena, protas priima, ar ne, kad nėra atsitiktinumo. Atrodo, kad meti monetą ir iškris herbas ar skaičius, atrodo, mes įpratę suprasti, kad tai yra grinai atsitiktinumas. Bet jeigu mes tą judesį atidirbtume 100% pagal žemės trauką, pagal vėjo kryptį, pagal mūsų kūno pulsą, nuotaiką, raumenų įsitempimą, idealiai visą laiką taip pat, pasekmė visą laiką būtų ta pati. Todėl aš labai noriu dar paakcentuoti ir patikinti, kad
Karma veikia kaip laikurdukas. Reiškia, nėra tokių dalykų, kad kažkas padarė kažkokį veiksmą ir ten truputėlį, reiškia, ne taip jam, reiškia, kažkas pasiekmes grįžo, ar ne? Tai karma yra kaip buhalteris, kuris labai tiksliai paskaičiuoja. Centą, kiek tau reikia išmokėti. Centą, kiek reikia išmokėti. Gal kažkas buhalterį ėst? Ne, šypsotės galvoju, gal buhalterį užsiminėti. Tai va, tai gali būti sunku priimti protui, kad nėra neteisybių ir kad nėra atsitiktinumų. Mes galime matyti pasaulį įvykius įvairius ir ant kažko pradėti pykti, kažką teisti, kažko nekęsti arba kažkam ten padėti dėl to, kad kažkas nukentėjo. Tai yra visą laiką gaunama tai, ko esi nusipelnęs. Ką pasiesi, tai ir pjausi. Kaip šauksi, taip ir atsilieps. Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi. Toliau. Karmos rūšis. Dabar yra keičiama karma ir nekeičiama karma. Tai reiškia, kad kokioj mes gimėm šaly, kokioj šeimoj, kokius turėjom tėvus, mes čia nekeičiama karma. Vaikas negali pakeisti. Kokį mes gavom kūną, šeimą, tautą, vietovę, išsilavinimą pradinį, ar ne? Tai yra nekeičiama karma, mes ją visą turim pragyventi. Turi moters kūną, turi vyro kūną, tai dabar aišku būna įvairiai, bet tam tikru etapu ir dauguma tikrai šitos karmos nepakeičia. Ir yra kita karma, kurią galime keisti, tai ta karma, kurią mes kuriame kasdieną savo veiksmais. Mes kasdieną išgyvename savo praeities veiksmų rezultatus, veiksmus ir kuriame savo veiksmais dabartiniais karmą ateičiai, klojam kelią ateičiai. Ir karmą mes kuriame pozityvę, teigiamą ir neigiamą. Mintimis, žodžiais ir darbais per 5 pojūčių kanalus. Tai dabar galbūt pastebėjote, prieš kokią gal porą mėnesių yra išėjusi knyga Karma, ar ne? Trimurti, Martyno Driuko. Jis ten detalizuoja labai būtent, kad mes per 5 proto pojūčių kanalus savo mintimis, veiksmais ir darbais kuriame negatyvę arba pozityvę karmą. Tai reiškia, kaip mes galim tai pailiustruoti, ar ne? Mes kažką pamatėme, ar ne? Tai kaip mes priimsim tą informaciją per regą, ar ne? Tai kuria mūsų karma. Arba mes kažką parodėm negražaus per regą, ar ne? Mes sukūrėme savo negatyvę karmą, mums kažkas kažkada kažką parodys. Aš čia taip labai paprastai, ar ne, tokį šabloną duodu, šablonį pavyzdį. Galbūt neparodys, galbūt jūs pamatysite gamtoje kažką, bet akimis, ausimis lygiai taip pat. Mes galim kažkam kažko prikalbėti, reiškia negražių dalykų, mes kuriam neigiamą karmą savo. Galime kažką pasakyti gražaus, ar ne? Kažką galbūt žodžiu išgelbėti, o kažką galbūt žodžiu galim nužudyti. Ar ne? Kai kuriems žmonėms tiek tai reikia. Tai vat per 5 pojūčių kanalus, tai yra regą, klausą, uoslę, lytėjimą, per kalbą mes kuriame ir negatyvę, ir pozityvę karmą. Metu tai susitikimų būna krūva ir reakcijų visokių pilna. Taip. Turi visą laiką būti tam. Disciplina, toks žodis yra, kaip čia pasakyti, stiprus, ar ne?
aš pasakyčiau, reikia stebėti. Turi būti stebėtojų. Ne tik tais matyti žolę, medžius, dangų žmonės, bet ir save. Pastebėti savo mintis ir emocijas. Ir čia taip, tame reikia padirbėti, bet jeigu mes tampame stebėtojais, tai mes labai pageriname savo gyvenimo kokybę. Jeigu mes sugebam identifikuoti, kokią emociją mumyse kyla, ar ne, mes galime jau su tuom dirbti. Ja, ir viskas yra irgi įpročio dalykas. Mūsų tiek kūnas fizinis, tiek protas yra labai šabloniškas iš tikrųjų. Visą, ką mes atliekame, veiksmus visus gyvenime, ar ne, ir temas, su kuriam kalbamės darbe ir namuose ir visur su žmonėmis. Visa šita informacija yra gauta iš kitų žmonių ir iš knygų, iš vadovėlių, iš mokyklos, iš visur. Tokio reiškia kaip dalyko, kad mes patys sukurtume kažką, tai galime mes reiškia sudėlioti jo. Bet tai bus vis tiek paimta iš vieno šaltinio, iš antro, iš trečio, iš ketvirto, ar ne. Ir taip pat ir pastebėti savo mintis, emocijas, ką žmogus kitas sako arba ką tu nori pasakyti jam, tai irgi yra įpročio dalykas. Tai nesunku yra išsitreniruoti. Toliau. Dabar blogosios karmos keitimas. Truputėlį noriu pakalbėti apie techniką. Nes, ką aš paminėjau, turbūt vis tiek didžiąją dalį buvo girdėję, ar ne, kad tai yra toks dalykas, toksai dėsnis. Bet mes galim sukurti blogą karmą. Mes galim, kaip sakant, kažką netyčia padaryti, ar ne. Iš kažkokia gali kokio nors samskarą išplaukti, kažkokią vasaną nesukontroliuoti iš pasąmonės, kažkam pasakyti, kažką padaryti, kažkaip pasielgti. Dienos eigoje pavargsta valia, protas ir mes kažkaip galim neadekvačiai pasielgti, ar ne. Ir dabar, ką daryti? Ką daryti, ar ne? Jeigu mes suprantame, kad dabar aš kartais pasėjau kažkokią sėklą, ar ne? Ir jinai gali sudygti nelabai palanki man ir aplinkai. Ir kai aš suprantu, kad, o Dieve, kiek praeity, aš ten visko dariau, ar ne? Ir tos sėklos galbūt dar nesudygo, jis laukia pasireiškimo. Jeigu visų mūsų neigiama karma mūsų užgriūtų, dabar iš karto pasireikš, turbūt mūsų suplotų, sutrintų, kaip sakant, iš karto. Karma po truputėlį ateina. Ir mes kai žinome, kad gali būti, kad praeity mes kažko nuveikėm nelabai palankaus, o gyvenant Kali jugoj, šioje epochoj, tai daugiau kaip 70% mūsų karmos yra negatyvi karma. Ir ten likusi netgi ne baltoji karma, o mišri karma. Tai mes tikrai galim drąsiai užsiimti tos karmos gerinimu, ar ne? Tai dabar technika ir metodai. Tai pirmas metodas yra 4 žingsnių metodas, kaip mes galime neutralizuoti arba susilpninti negatyvę mūsų praeities karmą. Tai reiškia, kad jeigu aš prisiminiau, kad nuveikiau kažką negerai, kažkokį negerą padariau veiksmą, ir aš jau suvokiu, kad karma, jinai grįž kažkokiu tai būdu vis tiek pasireikš, aš iš karto gailiuosi, kad tada taip pasakiau, padariau, ar ne? Tada kitas dalykas yra pasižadėti savo viduj, kad tu daugiau taip nesielgsi. Ir 4 žingsnis tai yra kompensacija. Pavyzdžiui, buvo įmonės vakarėlis ir įžeidai kažkokį, daleiskim, vadovo vaiką prie visų. Pavadinai kažkaip įstas, ar ne? Tai nesunku nuspėti, kas bus, ar ne? Už kokio savaitės, mėnesio ar kelių mėnesių, ar ne? Dirbti gali būti sunkiau. Gali grėsti premijos nuėmimas, pareigų pažeminimas pareigose, arba net atleidimas, žiūrint, kaip ten viskas buvo. Intensyvumas to viso tavo poelgio. Stipriai, nestipriai.
Tai ką reikia daryti, tai jau kitą dieną, aišku, tu supranti, arba tą patį vakarą gali suprasti. Iš karto gali suprasti, jeigu sąmoningumas jau didesnis. Tai pirmiausia atsiprašai vadovo ir prie visų, kad neadekvačiai kažkaip taip pasielgiai. Tai reiškia, tu supratai, kad negerai padarei, gailiesi dėl to, sau pasakai viskas, aš pamačiau vadovo reakciją, mimiką ir visą kitą, man viskas aišku, kokias pasekmes būtų jau buvę. Ir dar nepamaišytų, ne tik atsiprašyti, bet ir nupirkti tam vaikui kokią nors dovaną arba vadovui. Nes vis tiek kažkoks dar trupinėlis pas jį liks, reiškia, kad visiškai neutralizuoti, dar turbūt reikės ir kad išsitrintų visiškai laiko, ar ne? Tai toks galbūt šiuolaikinis pavyzdys, ar ne? Štai pritempiu pavyzdžius prie tokių situacijų, kur nežinau, ar visi dirbantys esat, ar visi turit vadovus, bet turbūt suprantama, ką kalbu. Arba kas laikotės ahimsų principą, ar ne? Man pavyzdžiui, aš prisiminiau, kad aš vaikystėje meškeriodavau. Maistų buvo sočiai, ar ne? Aš žvejodavau ne dėl maisto, o man buvo labai įdomu, kaip ten tas žuvis purda jie ištraukti. Azartas, dėl azarto, ar ne? Supratau, kad tai žuviai skaudėjo, kad tai yra gyvas padaras. Pasigailėjau, pasakiau, kad daugiau niekad to nedarysiu. Sulaužiau meškerę, kad dar mano vaikai nepaimtų meškeriot. Ir nupirkau, dabar nežinau, ar parduotuvėse būna, ten nežinau kokių. Porą karpių, parduotuvį gyvų, paleidau į prūdą. Arba, nežinau, padėjau kam nors gyviem, ar žmonėm, ar gyvūnam, ar ne. Nes buvau užsitraukęs žudimo karmą. Tai vat 4 žingsniai. Pripažinimas, supratimas, kad pasielgiau negerai. Paraleliai eina iš karto gailestis toksai, čia nereikia, supratau negerai ir dabar pradėsiu gailėtis. Ne, mes tą jaučiam iš karto, kaip ir momentiškai, ar ne. Reiškia, negeras veiksmas, gailiuosi jo, jis ateina jo, jausmas užkeičia jausmą. Pasakom, sakau, reiškia savo, sakau, Dieve daugiau to nedarysiu, nes viskas jau man aišku, nes bus pasekmes ir žiūrim, kaip galim kompensuoti. Ar būtų klausimų iš šito metodo? Ne, sakykit. Gerai. Tarkim, kažkokias vyksta kažkas. Ar tai gali būti, kad tu iš praeito gyvenimo atsineši kažkokią? Kaip suvokti, kad tu galbūt iš praeito gyvenimo atsineši kažkokią karmą, o ne dabar tavo yra? Klausimas, ar atsinešime iš praeito gyvenimo kažkokią karmą? Taip. Taip, mes atsinešame. Ką pradirbti reikia? Ką pradirbti reikia? Ką mes Dabar jeigu jūs meditacijos praktikos metu prisiminsit savo praeitus gyvenimus ir pamatysite, kiek ten galvų nukirtot kažkam, ar dar kažką padarėt, ar ne. Bet tai nebūtinai bloga karma, gal jūs turite įgaliojimus. Bet tai kaip pavyzdį, ar ne? Tai žinoma, jūs galite ir su tom dirbti. Ir į šitą klausimą aš dar truputėlį noriu papildyti, kad yra sančita karma. Iš dalies keičiama, tai čia yra sančita karma iš daugelio gyvenimų surinkta karma. Iš daugelio gyvenimo. Ir jinai šiame gyvenime, iš tų daugelio gyvenimo karma nepasireiš visa. Mes kai dar, kol atidirbsim tą karmą, dar mes gimsim. Bet jeigu jūs praktikuosite, tai tada pakalbėsime apie mantras, jogą, asanas, sąmoningumą ir, kas labai svarbu, meditaciją, tai jūs galite sudeginti tas sėklas, kurios dar tik laukia sudegimo. Bidža, tai reiškia ištuštinti šitą karmos rodą. Jos lieka tos sėklos tokios apsivylusios, kaip sakant, karmai sudegus. Tai toks žmogus vadinasi dživan mukta, kai jūs užbaigėte šitą gyvenimą
Jums ten gali dar belenkas atsitikti, bet jūs suprantat, kad jūs tiesiog, vat kaip puodžius, kuris žiedžia, ar ne, iš molio puodą, jis vat užsuko, ar ne, ir jis dar turi užbaigti suktis tas ratas puodo. Bet jeigu jūs jau pakilot virš ego ir nebekurit karmos ir sudeginot visų gyvenimo sukauptą karmą, beje, ne tik negatyvę, bet ir pozityvę, ta prasme, neliko prisirišimo prie jokios karmos, ar ne? Nes teigiama karma, jinai irgi įgalina vėl reinkarnuotis, nes jūs turite pasiimti savo laurus, savo nuopelnus, ar ne, už gerus darbus. Tai va, Dživan Mukta reiškia žmogus, kuris nušvito ir suprato, pamatė visas savo bėdas, dėl visų tų bėdų pasigailėjo, dėl visų pasakė, kad taip nedarysiu, viską suvokė, jisai gali išeiti iš samsaros rato. Jis gali tapti bodhisattva, vėl gimti, bet karma jo nebeprivers reinkarnuotis. Ir tada dar apie metodus ir technikas, kaip gerinti savo karmą. Tai iš tikrųjų norėčiau kaip ir pasveikinti visus, nes ir būti žmogaus kūne yra gera karma, ar ne? Ateiti į jogos praktiką, turėti kojas, rankas, ausis, akis, viską jausti, užuosti, tai yra gera karma. Tai jau yra super. Tai mes jau darėm kažką tokio, kad mes galim ir žiūrėkit ir jauni, ar ne, ir jau vyresni. Pasižiūrim į žmogų iš tikrųjų, tai įdomus dalykas, žmogaus kūnas irgi daug pasako apie jo praeities veiksmus. Tai mes jau dabar turim gerą karmą, bet turim atsiminti, kad kiekvieną sekundę, už valandos šiandien, rytoj, poryt, pasireikš mūsų praeities karma. Mes nežinome, kokia ji bus. Galbūt kas nors žinote, gal prisimint savo gyvenimus praeitus, ar ne? Gal medituojate ir turite gilių patirčių ir tiesiog... Noriu paklausti, man 4 metus iš eilės, birželį ir liepą pasikartoja vienas ir tas pats įvykis. Visą laiką suserga mano katinai. Tai nėra mistikos... Ar čia gyvenam tarnystė? Ne, aiste. Yra ruduo, yra žiema, pavasaris ir vasara, tai yra cikliškumas. Jūsų katinai galbūt išgyvena tam tikrą cikliškumą, o jūsų karma yra ta, kad jūs turite irgi tą išgyventi ir jais pasirūpinti kas ciklą. Tiesiog. Tai čia kitas jau yra klausimas, bet jūs, jeigu pradėsi gilintis į karmos dėsnį, skaityti knygas apie jį, paskaitas klausytis, jūs patys pradėsit narplioti situacijas ir gauti net nežodinius atsakymus, momentinius. Jūs mintyse paklausite, kodėl atsitiko taip ir jūs galite iš karto gauti atsakymą. Aš kai pradėjau domėtis jogą ir praktikuoti, man buvo pora tokių momentų, kai man iškart buvo atsakymas. Tai dabar kaip vėl pagerinti karmą, kad už minutės, už dienos, už mėnesio vėl kažkas pasireikš ir mes nežinome, kas pasireikš. Tai yra tokia praktika, kuri vadinasi džapas. Yra džapa mala karoliai. Aš dėja pamiršau jos pasiimti šiandien, bet turbūt esat matę, ar ne, kaip krikščionybė yra rožančius, taip jogai turi tokius karoliukus, ar ne, suvertus. Mediniai, krištoliniai, kokie ten bebūtų. Esmė yra kame? Esmė yra tame, kad mūsų visi poelgiai darbai, tiek fiziniai, tiek nefiziniai, jie atsigula į mūsų priežastinį kūną žodžių pavidalu. Nes viską, ką mes padarome, mes galim pavadinti žodžiu. Iškūliau langą ten, ar ne? Ar dar kažką. Nes kiekvienas veiksmas turi pavadinimą ir žodinį pavadinimą. Ir yra toks dalykas kaip mantros, o mantros tai yra didelė energetinė galia, didelė vibracinė galia turintys žodžiai. Ir mes tardami šitos žodžius užkeičiame juos priežastiniam kūne į tą vietą, kur ir glūdi mūsų
negatyvi karma. Tai reiškia, mes valome savo karmos aruodą. Mantros, sanskrito kalba daug yra apibūdinimų. Vienas iš jų, kad man tai yra protas, manasas ar ne, tra, valyti. Tai reiškia, mes valom savo protų, nes viskas yra prote. Tai pakelkit ranką ar pasakykit, kas turite džapą, malą, karolius. Turite? Jūs turite? 2 žmonės turi. Tai va. Tai iš tikrųjų nereikia bijoti, kad kažkas pamatys, kad jūs turite džapą namuose, arba kad jūs kažkur ar ne mantras kartojate. Kad jūs kokį nors sektai priskirs, arba pradės klausinėti, arba susiformuos kažkokį požiūrį apie jūs. Tai yra toks paprastas įrankis, kuris padeda skaičiuoti mantras. Tai yra 108 karoliukai. Ir mes išsirenkam kažkokią mantrą ir kartojame, sukame ratus ant piršto, dirbame su savo karma. Aš pradžioje, kai pradėjau kartot, tai aš labai toks buvo materialistiškai nusiteikęs, galvoju, oi dabar kaip sutvarkysiu karmą gerai. Ir kartoju, o paskui tas tapo įpročiu, kaip ar ne, buvo pradžioje kaip ir sunku. Ir dabar aš negalvoju, kiek aš tenai sutvarkysiu tos karmas, kiek aš ten pagerinsiu jos ar ne, kiek ten pasireikš geresnė. Aš tiesiog žinau, kad tą reikia daryti. Ir aš, kai tą padarau, ramybė užlieja mane. Bent ratą ar 2 ratus ryte, ar ne? Dabar mantros. Yra 33 000 mantrų. Mantros ilgos, mantros trumpos. Aišku, geriausia yra, kad mantrą duotų jogos mokytojas, arba tiksliau guru, ar ne, guru. Nors nebūtinai. Yra universalios mantros, kuriomis jos tikrai neprisidarysit savo kažko. Tai viena iš žinomiausių turbūt mantrų Om. Su mantra Om reikėtų kartuoti neskubant, sakykim taip ar ne. Jeigu mes kartuosim Om ir galvojasim, kad čia jau mes tikrai daug pakartojam, tai turbūt nelabai bus naudos. Ta reikia pajungti ir emociją. Nes emocija atliekant ir veiksmus yra trąšos. Su kokia mes emocija tai atliekam, ar ne? Tai reikėtų pragieduoti visą mantrą, su visom balsėm, su visų murmurandu iki galo. Galim kartuoti Om Namah Shivaya. Galim kartuoti Hare Krishna, Hare Krishna. Ir šitie žodžiai vibruoja mumise. Ar mes kartuosim garsiai, ar pašnibždom, ar net labai tyliai be garso. Vis tiek pagal burnos įsižiūrimo ir liežuvio padėtį eina vibracija. Tai tokios būtų technikos, metodai, kaip gerinti karmą. Ar ne? Tokios, sakykime, labiausiai saugios. Tai reiškia 4 žingsnių metodas, mantros ir prie viso to dar noriu paminėti jogos praktikas. Turbūt esat girdėję, kad labai gerai yra aukoti kažką arba užsiminti labdarą, ar ne? Bet tačiau su aukojimas ir labdara yra niuansų. Jeigu mes paaukosime kažkam, sakykime, pinigų ar ne, materialiai, mes nežinome, kaip jie bus panaudoti 100%. Tai reiškia, kad galim sukurti blogą karmą savo. Stovi žmogus ištiesęs ranką ar ne, davėm 2 eurus, jis nusipirko alaus. Mūsų karma kitą dieną mums skauda galvą, mums pagirius. Tai jeigu dar tik tiek, jeigu dar nes 2 eurai ir tas butelis yra tame, kaip sakant, jis dar su buteliu kažko nepadarė. Taip pat yra su visais įvairiais fondais, labdarom ir panašiai, ar ne? Labai nedidelė dalis gali pasiekti tik tais rezultatą, ar ne? Visi viską administruoja, visi išsimoka atlyginimus ir panašiai.
Netgi yra Puranuose didelė tokia istorija, aš net nepapasakosiu, gal taip labai trumpai, kad čia Šivakija Sidhababa pasakojo, kad tiesiog karalius gyveno, jis visiems viską aukojo, didelius balius darė, šelpė vargšus. Po jo mirties sūnus atėjo pas vieną žynį, sako, noriu sužinoti, kur mano tėvas yra po mirties. Tai išvaikščiojo visą dangų, nerado, sako, paieško pragare. Išvaikščiojo ten toks jogas, ar ne, po tą pragarą ir baisiausiai vietoj rado. Sako, perduok mano sūnui, kad jisai, jeigu jis nori kažką aukoti, tai kad aukotų savo pinigus. Ne iždo, ne valstybės kaip valdovas, ar ne. Tai labai svarbu yra irgi, kad mes užsimtume karma jogą, bet savo rankom kažkam padėtume, kad leistume savo pinigus arba aukotume savo pinigus. Tai va, dėl aukojimų. Ir kodėl aš paminėjau pradžioje jogą, kad jeigu jūs užsimsit jogos praktikas ir dalinsitės su kitais jogos žiniomis, turbūt nėra šansų, kad sukurtumėt blogą karmą, tai karmą tik tai gerą sukursite. Jūs kažkam pasidalinsit ir ne, vyksta kažkoks užsiėmimas ir draugui sakom, einam. Galbūt tam žmogui tiek tai reikės, ar ne, kad jisai ten kažką atrastų arba suprastų kažkokios gyvenimo dėsnius. Kas bus kaltininkas to, kad jisai nušvito? Jūs. Tai reiškia, kad dalinti žiniomis apie jogą. Ir jeigu norite aukoti, pavyzdžiui, pinigus, vis tiek, tai yra labai paprasta, ar ne? Išėmiau iš piniginės ir kažkam paaukoju. Tai turite pažinoti tą žmogų arba tą organizaciją. Arba aukoti ne pinigus, o nežinau, nuvežti ten 20 paklodžių ir čekolų į vaikų namus, ar ne, ir atiduoti. Reiškia, kad apvilktų kaldras vaikams. Tai būtų tiek apie labdaras ir aukojimus, kad čia yra irgi tam tikrų paslėptų duobių, ar ne, gali būti tame. Tai dar jūs noriu pasakyti, kad galima aukoti ne tik pinigus, bet galima aukoti, pavyzdžiui, ir laiką teisingai, darant kažką gero kitiems. Taip, tai mūsų laikas, iš esmės tai yra mūsų pinigai, mūsų energija, ar ne? Mes ar kažką veikiam, ar neveikiam, tai mūsų kūnas senka, eikvojasi, reiškia, dyla. Pinigai yra iš tikrųjų dieviška energija materijoje. Tai bet kokiu atveju mes sumokame vienai per kitaip, ar mes duosime jau banknotą, ar mes tiesiog fiziškai kažkam, su kažko būsime, kažką darysime, kažkam padėsime, būdami. Taip, ir ką dar galiu pasakyti apie karmą? Kad mes turime keletą pasakymų tokių pas mus. Turbūt girdėjote, ar ne, kad nuo likimo nepabėgsi, ar ne? Ir turbūt visi girdėjot, kad esame visi savo likimo kalviai. Tai reiškia, kad vienu atveju tai skamba, kad nuo likimo nepabėgsi, kad karma egzistuoja apskritai. Jinai yra ir tu nieko nepadarysi. Tai yra dėsnis. Grina matematika, fizika, kaip norite, taip vadinkite. Bet kitas dalykas yra, kad mes galim keisti ją. Mes kalbėjome apie nekeičiamą karmą, taip, tenais gimėm, kaip sakant, yra žemė. Uodai, kaip kanda mūsų vaikystėje, taip kas ir reiškia, ir kai būsim vyresnio amžiaus, ar ne, aplinkybių, kai kurių mes nepakeisim, bet yra keičiama karma. Ir čia kartais lengva pasinaudoti vien tik pirmuoju pavadinimu, kad nuo likimo nepabėgsi, kai mes tingime. Ar ne? Nuo likimo nepabėgsi. Tai ką daryti? Reiškia,
ką tu gali padaryti? Nu, jisai, va, tu nebėgis, nepabėgsi, ar ne? Bet kaip mes girdime, kad esam savo likimo kalviai, tai nebereikalų turbūt irgi tokia formuluotė yra. Tai mes suprantam, kad o ne, galbūt, kaip sakant, galbūt aš jau negulėsiu iki pietų, gal aš atsikelsiu ryte ir sėdėsiu jogos kilimėlį ir arba kažką nuveiksiu, kas būtų prasminga. Galbūt turit klausimų. Dariau, gal gali trumpai papasakoti, pavyzdžiui, vat, gyvenant įprastą gyvenimą sociume, galbūt tu galėtum parekomenduoti, kokios veiklos jau labai blogą karmą gali sukurti, pavyzdžiui, galbūt tu gali bent truputį apžvelgti bent kelias sritis, kad, pavyzdžiui, jeigu žmogus jau konkrečiai patenka į tą sritį, tai jau labai gali blogai baigtis tas. Gal tu gali taip įvardinti bent šiek tiek, kas tau galva. Nes mes visi, ta prasme, gyvename įprastą gyvenimą, pavyzdžiui, reikia susirasti darbą. O iš kur aš žinau, kokio darbo man gal nereikėtų dirbti, ta prasme, arba koks man sukurs blogą karmą, ta prasme, koks geresnį, gal galėtum kažkaip šiek tiek pasidalinti plačiau. Jeigu mes įsigiliname karmos dėsnį ir suprantame, kad kiekvienas veiksmas sukels pasekmes, ar ne? Ir jeigu mes daleiskim dirbam firmoje salus, ar ne? Ir tai mes prisidedame, ten važiuojame ar ne, ten išvežiojame alkoholį, ar ne? Mes prisidedam prie nugirdimo tautos, tai prasme, tai kažkada mes sukursim tokius samskaras, kad mums tiesiog neatsilaikysim ir galim net šiame gyvenime turėti labai didelį potraukį alkoholį, ar ne? Tai visur reikia labai žiūrėti, ką mes, kokį produktą gaminam, ar ne? Arba kokią atliekame paslaugą, kur dirbame. O, kaip paminėjai, klausdamas, ką mes galim tokio blogiausio sukurti, ar ne? Tai sunkiausia karma yra žudymo karma. Yra dar tokia, būna kartais, matom ten žiniuose ar kažkur, ten gaisras ar negaisrė, ten sudegė vaikas ir panašiai, ar ne? Tai ir vadinama, arba ten kažkoks maniakas tus vaikus ar ne ten žudė. Tai iki 14 metų nekuria karmos vaikai, už juos atsakingi yra tėvai, vaiko dievai yra tėvai, viskas. Jeigu vaikas kažką padarė, atsakingas kas? Sumokėti turi tėvai. Tai reiškia, jeigu iki to amžiaus kažkas yra negerai, tai yra praeities karma iš praeito gyvenimo. Ir dėl to jogoj, aštanga jogoj arba hatha jogoj, aštuoniapakopio jogoj yra asanos trečioje vietoje, ar ne? Pirma yra moraliniai, etiniai principai jama niyama. Ir vienas iš kertinių ir pagrindinių, ar ne, pirmų numerių eina ahimsa. Tai reiškia neprievarta, nekenkimas kitiems, gyvioms būtybėms. Kaip pavyzdžiui, Mahatma Gandis šitų principų Indija visą išvadavo, ar ne? Būtent remdamas ahimsa, neprievarta. Neprievarta. Tai reikia žiūrėti, kad niekas nenukentėtų gyva būtybė dėl mūsų veiksmų. Į tą įeina, žinoma, ir mėsos valgymas. Turbūt esat girdėję arba patys žinote iš asmeninės patirties, buvo labai geras medikas, gydytojas ir staiga jis tenais, jam didelis problemas su sveikata, ar ne, gydė, pats dar jaunas būdamas, arba pradėjo alkoholį vartoti. Atrodo nesuprantami kartais dalykai, bet jūs įsivaizduokite tokią situaciją, kad šiuolaikiniai medikai, jie nežino, koks pacientas atėjo, ar ne? Dabar žiūrėkit, yra koks nors, sakykime, ten, plėšikas, žudikas, gangsteris, ar ne? Jam jau grįžinėja karma jo, kažkas ten peršovė koją, ar ten kažkaip, nežinau, ten jis sužaloja stipriai. Jam jau grįžta karma, jis jau gauna pamokas. Jis nuėjo pas gydytoją, jį išgydė ir toliau atlieka savo darbus. Tas gydytojas, sakykime, irgi toliau kažką grobė, plėšė, žudo, ne? Kažką nužudė, dalelė žudimo karmos eina gydytojui. Nes jis jau įsikišo, reiškia, tokiu būdu į karmos pasireiškimą. Reiškia, buvo duota pamoka, reiškia, išmokti šitam žmogui. O čia tai kitas žmogus palengvino jam.
Ne, davė špargalkę, ar tam, žodžiu. Žodžiu, pasidalina. Ką? Taip, pasidalina. Tai klausykit, čia rimtas reikalas. Čia rimtas reikalas. Jo. Tikrai. Bet žinoma, čia jis vienam tokiam padėjo, bet padėjo dar 105, kurie nėra žudikai ar nežudimo karmos neduoda. Ir jisai, čia yra irgi kompensacijos mechanizmai. Ja. Ja. Tai va, tai būtų apie va tokias sunkias problemas ir gyvenime, kai mes matom žmonės ar ne. Tai žinom, mes nepasakysim prie, tu čia pats prisidirbai, čia tavo karma. O kaip susiję yra, kad yra toksai pasakymas, kad siela ateina į žemę pasirinkdama išgyventi tam tikrą patirtį. Čia priklauso nuo mokyklų. Čia hinduizmas, budizmas, jie skirtingai pateikia tą. Ja, čia pateikia budizmas, kad jis siela pasirenka kokias pamokas išmokti, reiškia šiame gyvenime. Reaguoti į tokius žmonės, jeigu tu matai, kad jisai daro kažką labai blogą, ar čia pagalvoti, kad jisai pasirinko tokią patirtį, jam reikia tai išgyventi, palikti ramybėje, ar tiesiog kažkaip sudalyvauti tame, kad tas neįvyktų. Jeigu jis kažką atlieka, kas matote, kad jam kurs negatyvę, karmą sukurs ateičiai, reiškia, tai tik tais mokymas, tik jogos mokymas. Jūs negalite, nežinau, galbūt ir galite, kaip sakant, jeigu jis ten kelia kardą ar ten peilį prie kažką, tą ranką sugriebti ar ne. Jeigu esat šalia. Taip. Tai jinai, kol neišgers tų cisternos alkoholio, kurią išdalinu prie tam gyvenimą arba šiam kitiem, tol jinai ir gers tą alkoholį. Bet jeigu jinai suvoks, va kaip aš minėjau, jeigu jūs nuperkat jai vyno, Ne, aš neperku. Aš kaip tik neperku. tai jūs nesidalinat. Jeigu jūs nuperkat, jūs dalinatės tą karmą. Ta prasme, jūs... Aš bendrauju su ja, aš bandau kažkaip tai ją pasikviesti į čia, bet tai va įdomu. Tai viskas gerai, čia yra jūsų auka. Jūs norit paklausti savo, kokią karmą sukūrėt? Ne, savo jūs blogos karmos nesukūrėt. Jeigu jūs sakot, kad žmogus geria, arba rūko ir jūs sakot, žiūrėk, parašyta žudo, parodot su pirštu. Jūs nekūrėt jokios blogos karmos. Jūs kaip tik tais padarot gerą darbą. Tai kaip yra karma, turi daug labai kelių ar ne, daug gali būti pasislėpusių niuansų, bet jeigu mes tik vienintelį principą suprasime, nuo ko viskas prasidėjo ir kuo viskas baigėsi, ir tą gvildensime, tai mes atsikratysime pykčio, pavydo, pagiežos, nes suprasime, kad visi gauna tai, ko yra nusipelnę. Taip. Gerai, klausimas labai geras. Jo, ar mes neįsikišame į karmos ar ne mechanizmą ir ar mes patys paskui neturėsim karminių pasekmių, ar ne? Tai jinai jau išgyvena, klausimas buvo apie alkoholį vartojantį žmogų ir ar jeigu mes sakom jam nustoti vartoti, ar mes neįsikišame į reiškia pamoką žmogaus. Tai jis jau dabar išgyvena tą karmą, bet tu supranti, kad jis, jeigu toliau vartos alkoholį, ar ne, jis ir turi ateičiai dar kurs savo blogą karmą ir jisai, būdamas neblaivus, gali ne tik tais, kad jis yra tik neblaivus ir viskas. Jis dar gali veiksmų sociume tiek pridaryti visokiausių, ar ne? Jo. Tai jūsų įsikišimas nėra tas, kad, reiškia, žiūrėk, tu dabar nebevartok alkoholį, kiek tu priklauso, aš visą išgersiu. Ne. Jūs patarėt. Jūs patarėt, nes jūs irgi esat karminis žmogus to žmogaus gyvenime. Taip, aš šitą suprantu. Ja. Ir čia irgi egzistuoja toksai dėsnis, kad pavyzdžiui, dabar jeigu gatvėje mes matome, kad kažkur skersgatvyje, tamsoje, įrėmęs peilį laiko
žmogus kitam žmogui į šoną, ar ne? Mes einam, pamatėm ir mes pasisukom į šoną ir nuėjom. Ir mes paskui matom antraštę už dienos laikraštį tenais, reiškia, Moniuškos gatvėje nužudytas žmogus vakar tenais Žvėryne, ar ne? Ir tu liudininkai ar yra ir panašiai, nu, jūs matė kažkas irgi dar šalia buvo, arba matė per langą, kad jūs buvot. Jūs ateinat, jūs matėte tą įvykį, bet teismas jums nieko nepadarys. Aš tiesiog, aš nedalyvau. Šiuolaikinis įstatymas reiškia, jūs paleis, bet karma ne. Jūs matėte, reiškia, jūs toje vietoje buvote ir jūs, jeigu nepadėjot, jūs dalinti žudami karmą. Čia jau nebe Lietuvos įstatymai, ne kažkokie Europiniai, ES įstatymai. Čia yra, jūs nebereikalas matėt ir atsidūrit. Va čia būtent jūs, va toje vietoje reiškia pasirinkimas, ką tu darysi. Reiškia, matei žudo, bet pasitraukiai, reiškia esi dalyvis. Padėjai, sustabdėjai, tai buvo tavo pareiga. Tai reiškia pasirinkimas. Taip, pasirinkimas visada yra. Bet kad pasirinkti reikia tikriausiai labai sustoti, pabūti ramiai ir pažinti save. Taip. Tai čia, va šitoj knygoje karma yra aprašomi tokie dalykai. Tai visiems linkiu studijuoti knygas, kur aprašoma kažkas, bent jau kažkas apie karmą. Iš tikrųjų, lietuvių kalba literatūros nėra daug. Jo sudėtinga rasti. Ir Šri Prakash Ji rašo apie karmą, Paramahansa Yogananda kažkiek rašo, Bhagavad Gita rašo apie karmą, nemažai tenais būna užuomenų. Visi kalba apie karmą iš tikrųjų, Sadguru, visi kalba apie karmą. Kokia bebūtų tradicija, šitas dėsnis visur, nes jis yra, tiesiog universalus. Mes matom, ar ne? Yra veiksmas, priežastis, yra pasekmė. Čia viskas labai gerai, rimtai, nes ne vienpusiškas gavas atsakymas. Jo, ir va tokie alkoholizmai ir panašiai, arba lygos, aš dabar, kai tu kalbėjai, pagalvoju, ar ne, va, gydė žmogų, ten jis irgi visą gyvenimą, pagaliau 50 metų jį išgydė, ar ne? Bet tai yra tik iš dalies tiesa, kad gydytojai išgydė. Jis tiesiog atidirbo savo karmą. Nes taip, čia kaip sprindžinai, ar ne, įsitempė, o išgydė, jis pagijo, bet kaip jūsų katinai, ar ne, ir vėl, kaip sakant, vėl reiškia, opa, praėjo momentas ir vėl atsinaujina. Ir vėl atsinaujina. Dėl to vat, labai svarbu yra dvasinis praktikos. Maldos, mantros, aukojimai, nes tu vaistais glaistai, tiesiog pasiekmes glaistai. Priežastis yra kitur žymiai giliau. Mūsų vadina medikus, techninį personalų. Nu tai va, jūsų dukra medikė. Taip. Techninė. Jo. Jo, nes karmą tai mes matome visą savo gyvenimą kaip ekrane. Vat mes atmerkim akis ir mes žiūrim filmą. Tas filmas yra įrašytas mums nuo gimimo, ar ne? Yra tas diskas. Ir mes galim į ekraną spjaudyti, galim šaudyti, mėtyti plytas, ar tenais kažkaip bandyti užklijuoti vėl tą ekraną, ar ne, sutvarkyti. Tai vis tiek viskas vyks kaip numatyta jūsų karmos, kol jūs nepakeisite diske įrašų. O diske įrašas keičiasi iš kitos pusės. Tai reiškia, ne mes čia kažką bandom, reiškia, kaltinti, tvarkyti, reiškia, lopyti ar ne ir panašiai, bet mes dar kreipiamės į aukščiausią sąmonę. Mes dar medituojam, mes dar kartuojam mantras, darom jogas. Ir žmogus, kuris pradėjo eiti jogos keliu, sąmoningumo keliu, dabar sąmoningumo temom labai vėl visi spekuliuoja. Sąmoningas vaikščiojimas, sąmoningas ten kalbėjimas, sąmoningas girdėjimas, ar ne? Bet jeigu jūs pradedat kreipti dėmesį į tokius dalykus kaip karmos dėsnis, meditacija, medituoti, praktikuoti, suprasti, kad vis dėlto jau nuo gimimo į kūdikis dar va ką tik gimė, bet jis jau sensta. Jau jis dieną pragyveno, jau jam diena mažiau gyventi. Jeigu mes suprantam, kad kažkas čia yra ne taip, metų laikai keičiasi, reiškia, viskas vėl sukosi ratu ir
kažkaip visko jau ir pakeliavom, ir ten mašinų turim, ir gražių rūbų turim, bet vis tiek atsiranda tokie momentai, tokie bliksniai sąmoniai, kad kažkokia lyg tuštumą pajaučiam. Ir kada jūs pradedat kreiptis į save, medituoti, užsiimti praktikom, tai jūs perrašinėjate tą diską ir jūsų filmas keičiasi. Jūs matot kitaip pasaulį, kiti įvykiai. Ir jūs išeinate iš astrologinio kalendoriaus. Tie įvykiai, kurie jums turėjo nutikti už mėnesių, metų, 2, 3, daleiskim, žmogui turėjo už 3 mėnesių ten lūžti ranka. Ir jisai atėjo į jogą ir jis nuo tos dienos pradėjo užsiimėti praktikom ir jis už 3 mėnesių įsipjovė arba įsibrėžė, arba įsitrenkė. Ta prasme, jau pokytis, jau gali būti pokytis. Tai čia galbūt irgi to nepaminėjau prie metodikų ir technikų karmos gerinimo, kai tik jūs pradedat kreipti dėmesį, kad aš galiu kažkam pakenkti, arba ką aš padariau, arba kaip man ištaisyti savo klaidas, arba kad viskas yra labai jautru ir aš esu tik vartotojas ir kaip man dabar padaryti ar ne kažką. Kaip man kažką paaukoti, kažkam padėti. Šitos planetos pusdieviai, visi karmos valdovai, kas yra atsakingi už jūsų tą hardą, už tą diską. Nu, jie ateina, kaip sakant, prie savo, reiškia, pulto, reiškia taip. Danguoliai šiandieną priklauso tas. Jie sukinėja rankinėlės, nesigauna, reiškia. Nu, gerai, biški gaunasi, reiškia tvarkoja. Nu, kiek gavosi, tiek gavosi. Kodėl tiek tikrai gavosi, o ne tiek? Dėl to, kad jis pradėjo dvasingumo keliu. Mąstyti pradėjo. Atsisakė rūkimo, alkoholio, galbūt dar kažkokių žalingų įpročių ar ne. Nežinau, pradėjo padėti kitiems. Suprast, kad kaip šauksi, taip atsilieps. Viskas. Tu perrašinėjai diską ir tavo karma keičiasi. Tai palinkėsiu visiems gero gyvenimo, geros karmos, mąstyti apie tai, ką darome ir ką galim pagerinti savo ir kitų gyvenimuose, būti atidžiais ir būti stebėtojais. Om.